Gailestingas sūnus. Seniau buvo toks karalius įsakymas, kad šimtamečius senelius nebekaršintų, bet išvežtų kur pamiškėn ir pabalin ir paliktų tenai mirti. Vienas sūnus įsodino į ratelius savo seną tėvą ir išvežė, paskui jį sekė ir jo vaikas. Pastūmė senį nuo kalno su ratelis ir eina sau namo. Vaikas ėmė šaukti: tėte, kam palieki ratelius? Tai kad daugiau jų nebereikės. O kai tu, tėve, pasensi, kuogi aš tave išvešiu? Tada sugrįžo sūnus, pasiėmė savo seną tėvą ir vėl parsivežė namo. Bijojo, kad kas nesužinotų, tai laikė jį slaptai jaujoje. Užėjo labai blogi metai, sūnus nuėjo jaujon ir skundžiasi tėvui: tėve, kas bus? Labai blogi metai ištiko, nebėra nei duonos, nei sėklos. Aš tave gyvą palikau, sakyk dabar, kas daryti? Nuplėšk, vaikeli, kūtės stogą. Aš jį jaunas būdamas darbymetį nekultais rugiais apdengiau. Iškūlęs nusipilk su visais pelais maišan, sėsk ant greito arklio ir lėk, kiek arklys išgalė per pūdymą, ir abiem rankom siekė visas šalis. Sūnus taip ir padarė, užsėjo kelis rėžius, atėjo ruduo, niekas nedygsta. Nuėjo pas tėvą į jaują ir sako: mielas tėvel, viską taip padariau, kaip liepei, bet kad niekas nedygsta. Bus gerai, nueik vaikė naktį į lauką, pridėk galvą prie žemės ir klausyk, ką rugeliai kalbės. Nuėjęs paklausyti, girdi, kaip rugeliai vienas kitą šaukia: Ką girdėjai? Klausė tėvas. Ogi vienoj kertės suūkavo ir kitoj. Gerai bus, vaikeli. Praėjo šeštinės, eina jis laukų lankyti. Juodas laukas, niekas nedygsta, ir vėl liepė tėvas eiti naktį paklausyti. Jis pridėjo ausį prie žemės, girdi, kaip rugeliai kalba: pasitrauk, pasitrauk, leisk mane. Nuėjęs namo, apsakė tėvui: tai viskas, vaikė, bus gerai. Apie sekmines rugiai sudygo, o apie šventą Joną jau liemuo liemenį plaka. Kryžminasi sieksnis aukštumo, kaip siena stovi, ogi varpos vos saują apimsi. Buvo badas, žmonės siuntė karaliui prašymus. Išvažiavo karalius pasitikrinti. Važiuoja per laukus, niekur nėra rugių, tik vienoj vietoj žiūri, stovi 3 rėžiai kaip siena. Liepia pašaukti tą ūkininką: sakyk, iš kur gavai sėklai grūdų? Visoj mano karalystėje nėra kito tokio lauko, sakyk teisybę. Ūkininkas ir šiaip ir taip sukasi, nėra kas daryti, prisipažino, kad seną tėvą laiko, ir jis tai padarė. Kad jau tavo tėvas toks gudrus, atvesk jį čia, paliepė karalius, ir atvedė senelį prie karaliaus. Sakyk, seni, jei toks gudrus esi, kadagi tu mirsi? Kūčių vakare, ponuli. O kada aš miršiu? Velykų 1 dienoj, ponuli. Ar jau nėra išsigelbėjau? Man nebėra, o karalius gali, tik reikės eiti vogti. Nusijuokė karalius ir liepė toliau važiuoti, tačiau ir parvažiavus namo vis neišeina iš galvos senelio pranašavimas. Atėjo kalėdos, nusiuntė karalius savo tarnus pažiūrėti, ar tas senis dar gyvas. Pasiuntiniai pranešė: prašom į laidotuvės, senelis kūčiose mirė. Karalius visiškai susirūpino. Kuo arčiau Velykos, tuo jam darosi neramiau. Pagaliau atėjo didysis šeštadienis, karalius negali užmigti iš rūpesčių. Atsikėlęs, apsirengė prastais drabužiais ir išėjo miestan. Atėjęs prie tvoros girdi, kažin kas atšliaužė. Kas tu? Klausė karalius, pamatęs valką. Kas tu? Tas ir aš. Tai mes dabar būsime draugai, o kur mes eisim vogti? Na, kad ir pas karalių, aš žinau jo rūmus. Tikrai valką tad tiekštėm per vieną ausį per kitą. Ką tu nori mūsų karalių apvogti? O ar užmiršai, kiek turto jis bado metais vargšams išdalino?
Ir aš būčiau badu pastipęs, jei ne karaliaus dosnumas. Tai eikime pas jo ponus. Tie tai lupa žmonės, siūlo karalius. Gerai, priėjo didelius namus, tik pačiuose viršutiniuose languose šviesu. Vagis ir sako, liep paklausyti, ką tie ponai kalba, kad aš nemoku sieną lipti. Vagis vėl sudrožė karaliui per ausį. Koks tu vagis, kad nemoki sieną lipti? Vagis užsimovė ant rankų ir kojų geležinius pirštus, užlipęs pasiklausė ir sugrįžęs sako, bjaurybės, nori karalių nužudyti. Rytoj bus didelė puota, pasikvies karalių ir paduos jam vyno taurę su nuodais, kaip čia pranešti karalių. Pranešim, bus gerai. Vagis vėl užlipo sieną, išnešė 2 skrynėles aukso. Šit, kad pasisekė, tai pasisekė. Nuėjo gal ant miesto, tokion mažon gryčiutėn, dalytis pinigų. Karalius kaip pradžiamokslis daug neėmė. Grįždamas karalius visur, pakelėse ant tvorų ir ant medžių, raškė kryželius, taip nužymėdamas kelias nuo tos gryčiutės iki savo rūmų. Rytojaus dieną kviečia ponai karalių į puotą. Karalius aptaisė tuos namus kariuomenę, padavė karaliui vyriausias tarėjas taurę vyno. Kiekvienas, kas vaišina svečią, pirmą pats geria, o tik tada pripila svečiui. Pirmą pats išgerk, paliepė karalius. Ir kiti pritarė. Nėr kas daryti, reikia gerti. Kai tik išgėrė, to ir nuvirto į vietoje negyvas. Tada karalius pakvietė savo kariuomenę ir paliepė visus ponus, kurie jį ten kvietė, nužudyti. Pasišaukė karalius ir tą vagį, gausiai jį apdovanojo. Jis pasistatė labai gražius rūmus, vedė ir laimingai gyveno. Nebereikėjo daugiau vogti. Išleido karalius įsakymą, kad senelių daugiau nebežudytų. Jaunieji tebūnie darbui dirbti, o seneliai patarimams duoti, pasakė karalius.